Labas vakaras, sveiki visi. Leiskite pasveikinti Jūs su rugsėjo 1. Mokslo ir žinių diena. Būkite visi tuo, kuo norite būti. Būkite tuo, kuris nušviečia kelią. Būkite tuo, kuris eina, siekia, ieško žinių. Mokslas pažengęs toli. Žinių yra tikrai labai daug. Šiuolaikinės technologijos leidžia mums gauti informaciją pačiu greičiausiu, šviesolaidiniu greičiu. Todėl išnaudokite žinias, semkitės jų. Tebūnie rugsėjis džiugus, o ne liūdnas. Sako, ir vėl prasidėjo, mokytis reikės daugumoje, taip sako mūsų vaikai, mūsų anūkai, tie, kurie prie tinginuko yra. Linkiu visiems tinginį išstumti iš savęs, rasti savyje optimizmo, rasti savyje noro, bet kad tas noras atsirastų, reikia turėti didelių tikslų. Kiekvienas vaikelis, kiekvienas juk gali turėti savo tikslą. Sako, aš noriu. Vaikeli, tu daug ko nori, o ką tu gali padaryti už tai, kad tas tavo noras būtų jau rytoj. Bet padaryti tu turi šiandien. Todėl mokiniai, buvę mokiniai, jau dabar studentai, manieji mokiniai, suprantate, kad vien noro neužtenka, reikia imtis ir daryti. Linkiu kiekvienam žinių. Mokslas, jis yra. Todėl semkime žinių, būkime sveiki savo mąstymu, savo vidumi, savo suvokimu. Nepamirškime, kad aplink mus yra žmonės, kuriems reikia mūsų dėmesio, reikia mūsų pagalbos, reikia mūsų paskatinimo, reikia mūsų nuoširdumo. Galbūt, drįstu sakyti, reikia spyrio, kad žmogus pradėtų kažką daryti, veikti, imtųsi kitos veiklos. Galų gale suprastų, kad jis vis dėlto yra vertas daugiau, negu jį vertina aplinkiniai. Paskatinkime kiekvieną siekti žinių. Visus giminaičius, kurie turi vaikus, kurie turi anūkus, sveikinu irgi su atėjusiu momentu, kada jūs dar labiau esate reikalingi savo vaikams negu vasarą. Eikite visi su jais į 1. klasę arba į tą klasę, kurioje yra jūsų vaikas. Ne fiziškai atsidurti klasėje, o tiesiog mokytis kartu su juo. Tai yra smagu, tai suteikia energijos, tik reikia rasti laiko. Laiko visada yra. Meskime šnypščiančius, cypiančius darbelius, buitį, kuri ne visada yra reikalinga tam, kad pasiektume rezultato. Rezultato pasieksime tik tada, kada kuo daugiau būsime su savo vaikais. Taip, kad visi eikime į žinių šalį. Iki kito susišnekėjimo, pasišnekėjimo, aš jūs visus dar kartą sveikinu. Iki.